Labas, Rūta. Labą. Turim dažnai klausimų iš klientų apie tarptautinę prekybą ir pastaruoju metu gal jinai, sakyčiau, taip suintensyvėjusi, daugiau kas prekiauja į užsienį, ne tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Latvijoje, Estijoje, tai turim namų rinkom, galima sakyti, vis tiek laikau, bet vis daugėja eksporto į Ispaniją, Portugaliją, Vokietiją, Lenkiją ir taip toliau, ir už ES ribų. Ir dažnai girdim klausimų iš klientų, kaip teisingiau būtų sutvarkytas pardavimo zonas, pristatymo, galų galia ir kainodarą tą pačią, kaip ten kokie vežėjai kaip veža. Bet dažnai būna ir būtent klausimų su mokestiniais visais dalykais, kaip PVM, kada ten nulinis, ne nulinis, o kada 17, kada 23%. Tai pasinaudosiu, taip sakant, pažinties progą su jumis, nes tikrai išmanot, ką darot ir teko apie jūs girdėti gerų atsiliepimų. Ir noriu, kad pasidalintumėt savo įžvalgom, patirtim su mūsų auditorija apie tai, kaip dažnai ir kaip tvarko tas mokesčius, kokios ten subtilybės yra, kame ten tas privalumas visos tos naujos sistemos, kur čia porą metų dabar jau egzistuoja. Tai tikiuosi mūsų auditorijai tai bus naudinga, įdomu ir galų galia žinosi, ką kreiptis, jeigu atsiras tokio tipo problemų ir klausimų. Tikrai taip, labai malonu sudalyvauti. Tai gal tada aš labai nieko nelaukdama, to pačiu pasidalinsiu ir savo turimom skaidriam, kad jau kalbėsim apie PVM-ą. Minutėlę. Taip, tai pirmiausia, turbūt šiaip ačiū už pristatymą, tai dar to pačiu ir pati prisistatysiu, kad esu Rūta, šiuo metu darbuojas OneStop IT įmonėje, esu netiesioginių mokesčių vadovė. Šiuo metu trumpai apie mane jau daugiau negu 4 metus specializuojuosi būtent netiesioginėse mokesčiuose, tai yra būtent, jeigu taip paprašiau tariant, PVM srityje. Kartu su įmonė darbuojamės tiek Europos, tiek Amerikos, tiek Azijos rinkose ir pagrindinis, žinoma, fokusas ir pagrindinės įmonių grupės būtent yra e-komercijos grupės. Todėl, ko gero, būtent tie klausimai, kuriuos pats ir uždavei, mums yra kasdieniai, tas smagu sudalyvauti ir pasidalinti savo žiniom, ne tik siekiant ar ne galbūt klientams pritraukti klientų, bet ir edukaciniais tikslais. Tai dar trumpai apie mūsų įmonę, tai darbuojamės jau, kaip minėjom, skirtingose regionuose, turim daugiau negu 500 klientų, jurisdikcijų skaičius šiai dienai yra 105, bet su kiekvienu klientu tas jurisdikcijų skaičius didėja, nes, kaip žinia, komercijos versle turbūt ribų regionams nėra. Tai ką norėčiau apkalbėti ir būtent tos klausimus, kuriuos iškėlei, tai būtent apie PVM, tai labai trumpai, kas tai iš vis yra, priminti ar ne, kaip būtent verslams, tam paprastam verslininkui, kuris kol kas galbūt dirba tik tai Lietuvos rinkui, suprasti, kada tų prievolių gali atsirasti ir už Lietuvos ribų, kas tai yra OS, nes turbūt toks mistinis žodis, kur daugam girdėtas, bet ne visai aišku, kas tai yra. Ir kokie čia būtų privalumai tos būtent OS sistemos, kuri veikia Europos Sąjungai. Tai turbūt aš iš karto ir startuoju, ar ne, tai PVM-as, kaip visiems žinoma, yra pridėtinės vertės mokestis, kurio būtent yra apmokestinami visi produktai ir teikiamos paslaugos. Kai mes turbūt kalbam tik tais apie prekybą Lietuvos rinkui, tai viskas atrodo tikrai paprasta ir kažkokių keblumų čia neturėtų būti, ar ne, žinom, PVM dydį 21% ir važiuojam, ar ne. Turbūt keblumai atsiranda tada, kada tie produktai parduodami nėra tokie jau įprasti. Sakykime, kad jeigu parduodamas yra knygos, tai reikia žinoti tokį dalyką, ar ne, kad PVM dydis gali būti ir mažesnis, jis gali būti 9%. Kitas keblumas, kur PVM jau nebetampa toks paprastas, tai kai verslas nusprendžia plėstis ir prekyba pradeda vykdyti kažkur už Lietuvos ribų. Ką tuo metu reikėtų žinoti, tai aišku, kad jeigu yra klientai kažkur už Lietuvos ribų, tai kad juos taip pat reikia apmokestinti, o tai reiškia, reikia apmokestinti galbūt kitos šalies PVM, o tai reiškia, kad reikia išmanyti kitos šalies ar ne mokestinę sistemą. Tai turbūt pagrindiniai klausimai, kuriuos kiekvienas ar ne verslas pardavėjas turėtų savo atsakyti,
jeigu jisai norim suprasti ir priimti sprendimą, ar vis tik yra kažkokių tai prievolių man, ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų, tai reikėtų atsakyti šios klausimus. Tai yra visų pirma, kas yra tas mano pirkėjas, ar tai yra PVM registruotas verslas, ar tai yra fiziniai asmenys, tiesiog individualūs žmonės, pirkėjai perkantis prekes savo reikmėms, į kokią šalis mano produktai gali būti pristatomi, nes turbūt šitą irgi iš karto apsibrėžiam ar ne, planuodami žengti į kitas rinkas ir kaip tie mano produktai visgi bus pristatomi, ar tai prekės gabenamos tiesiai iš Lietuvos, ar galbūt kažkokia tai yra galimybė pirkėjui atsiimti iš Lietuvos tas prekes, tai svarbus momentai, kuriuos reikėtų žinoti. Jeigu į pirmą klausimą atsakysim, kad mano pirkėjas yra tik tai PVM registruoti verslai Lietuvoje ir Lietuvos ribų, tai šitoj situacijai viskas yra tikrai paprasta, prievolių man papildomų neatsiranda. Vienintelis dalykas, ką reikėtų nepamiršti padaryti, tai yra patikrinti gautą PVM mokėtojo kodą. Vieso, turbūt galbūt kažkam yra girdėta sistema, yra visiems prieinama, kur galima susivedus kodą arba, kiek žinau, ir Verskis.lt gali šito vietoj padėti, ar ne, kur kodas gali būti patikrinamas, įsitikinama, ar tai yra pateiktas pirkėjo kodas atitinka pirkėjo pavadinimą, ar ne, ir jisai tikrai yra galiojantis, tai tuomet mes tiesiog paprastai taikom 0% PVM ir tokį pardavimą deklaruojam Lietuvos PVM deklaracijoje ir VIES deklaracijoje. Keblumas prasideda tada, kada į pirmą klausimą, kas yra mano pirkėjas, atsakom, kad tai gali būti verslas, bet nebūtinai PVM registruotas verslas užsienio šalyje, arba kad tai yra fiziniai asmenys, individualūs asmenys. Tai šitokie pardavimai iš karto signalizuoja, kad prievolių bus ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tiksliau tariant, būtent tose šalyse, kur mano prekės yra pristatomus. Šitoj vietoj dar įsivelia toksai dalykas kaip riba ar ne pardavimų, nes kad prievolių atsiranda, tai atsiranda, bet ir nuo pirmo pardavimo į užsienį. Tai žinoma, kad ne, yra numatyta riba 10 000 riba pardavimų į visas ES šalis. Pasiekus tą ribą, atsiranda prievolė būti registruotu kiekvienoje ES šalyje, kur yra mano pirkėjas. Tai šitoje vietoje, jeigu tokį pavyzdį, ar ne, kad būtų paprasčiau suprasti, tai sakykime, ar ne, pirkėjas, pardavėjas yra ar ne Lietuvos UABas, PVM registruotas, turi pirkėjų Rygoj, atsiprašau, Latvijai, gal kaip šalį imkim visą Latviją, Estiją, Lenkiją, į kiekvieną šitą šalį per paskutinius kalendorinius metus pardavė po 3000 eurų ir dar, sakykime, nuvežė ir už 1000 į Čekiją, tai šitoj vietoj reiškia per kalendorinius metus į ES yra parduota už 10 000 eurų, tai reiškia, kad jau nuo sekančio pardavimo, nepaisant to, į kurią šalį jisai bus daromas, galbūt į Vokietiją, galbūt į Suomiją, toks pardavimas turėtų būti jau apmokestintas prekių pristatymo šalies PVM. Bet registruotis kiekvienoje šalyje, kiekvienos 27 šalyse iš tikrųjų yra labai brangu, tiek susimokėti už visą, ar ne tik už mokestinės prievolės padengti, bet dar tikėtina reikės kažkokių tai tarpininkų, kurie padės užsiregistruoti, padės suprasti vietinę sistemą, nes reikės ne tik PVM dydžius žinoti, bet reikės ir suprasti, kaip dažnai teikti deklaracijas, kokią valiutą deklaruoti, kokią konversiją daryti, tai iš tikrųjų labai didelis trukdis. Tai būtent, kad to išvengti, ES jau prieš keletą metų, 2021 metais, būtent tokiems e-komercijos verslams pasiūlė galimybę registruotis OS sistemoje. Angliškai ta OS sistema šifruojasi kaip One Stop Shop. Tai yra vieno langelio sistema, kuri leidžia verslams turėti vieną registraciją, vieną OS registraciją ir su ta viena registracija patenkinti visas prievolės ES šalyse, visose 27 šalyse. Tai gerokai, žinoma, sutaupo kaštus verslams, nors apmokestinti reikia kiekvieną pirkėją pagal jo šalies PVM, tačiau
pateikti tai reikia vieną deklaraciją, užtenka atlikti vieną mokėjimą kartą per ketvirtį ir visos prievolės ES yra jau įgyvendintos. Tai būtent, jeigu taip užsiakcentuojant, ar ne, tai kad nereikėtų būti registruotam kiekvienoje šalyje ES, labai rekomenduojama, nes O sistema nėra privaloma registruoti O sistemoje, nes būtent kodėl? Dėl to, kad užteks atlikti vieną registraciją, jeigu tai yra Lietuvos įmonė, tai tą registraciją reikės daryti Lietuvoje, užteks pateikti vieną deklaraciją, kurioje bus detalizuojami visi pardavimai ES šalis, nurodomas visas surinktas PVM-as, taip pat atliekamas vienas vienintelis mokėjimas Lietuvos VMI. Tuomet Lietuvos VMI gausi jūsų apmokėjimą, pinigėlius paskirsto kiekvienai šaliai pagal jūsų pateiktą deklaraciją ir visą paskirstimą, kiek kiekvienai šaliai to surinkto PVM tenka. Ir galiausiai, jeigu kiltų kažkokių tai keblumų, tai šitoje vietoj, turint OSO registraciją, o ne registraciją Rumunijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje, komunikuoti prireikus pagalbos galima lietuvių kalba su Lietuvos VMI. Nereikia turėti tiesioginio kontakto su kitų šalių mokesčių institucijom. Tai šitoj vietoj O sistema tikrai pagelbėja ir tikrai yra rekomenduotina visiems e-komercijos verslams. Mes iš savo pusės kaip OnStop VT lygiai taip pat rekomenduojam būti registruoti šitoj sistemoje, nes tai gerokai palengvins visus įmonės vidaus procesus ir žinoma prievolės taps įgyvendinti gerokai lengviau. Tai turbūt tiek apie trumpai, apie patį PVM-ą, kokios tos prievolės gali būti ir kaip šito vietoj galėtų pagelbėti pats OSAS. Taip pat gal užbėgdama už akių dar, ar ne, paskutiniai skaidriai norėtume pasiūlyti, ar ne, 10% nuolaidą, ar ne, paslaugoms, jeigu netyčia, Verskis LT klientam kiltų poreikis konsultacijai. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū, Rūta. Dabar porą turiu klausimų, bandysiu dar prie tokios kasdienės realybės dar bandyti privesti. O atsklik, jeigu, tarkim, turi klientas elektroninę parduotuvę, ten jinai moka skaičiuoti, kad ten Liuksemburgą 17 parduoti, tai Lenkija 23, laimės, aišku, visada tie, kurie kaiminystėje su Liuksemburgu turbūt gyvena, nes galima pristatyti už kilometrų ir nuvažiuoti, gal su dviračiu pasiimti. Bet iš verslo pusės žiūrint, kada prireikia, tarkim, jūsų pagalbos ar konsultantų apie tas mokesčius, nes, tarkim, jeigu tai yra jaunesnis verslas, tai, tikriausiai ten problemų jokių nebūna. Jeigu tai yra verslas, kur šiek tiek jau, nebe jaunas, pavadinkim, ten jie daugiau visko yra praėję ir tos patirties gal daugiau. Tačiau kur ta riba, kada jau reikia konsultacijų, pagalbos, viso to, taip sakant, kada reikia jūsų? Taip. Turbūt iš patirties, ar ne, kokios tos situacijos ir kokios galbūt ir problemos būna, ar ne, tai galbūt užsiminiai, kad jauniems verslams lengviau, tai šitoje vietoje gal netgi ne visada, nes būtent pradeda ar ne vykdyti veiklą vienas ir kitas verslas ir iš tikrųjų tiesiog nebūna apgalvoję tokio dalyko, kaip kad galėtų atsirasti kažkokių tai mokestinių prievalių. Liktais rodos, aš viską sumoku Lietuvoje, mūsų dar versliukas mažas, mes jį tik pabandykim ir viskas bus tvarkoje. Ir tik tai staigiai žiūrim, kad jau tų pardavimų taip jau keli šimtai tūkstančių į visas ES šalis, o kad reikėjo dar kažkokias tai prievolės įvykdyti, tai pamatom jau po fakto. Tai šita vieta turbūt yra tokia, labiausiai komplikuota, nes, būtent sugrįžti atgalinę datą ir, tarkim, turėti OSO registraciją nėra galimybės, tai tada teoriškai, reikėtų keliauti per kiekvieną ES šalį, ten užsiregistruoti, sumokėti visas jau ar ne buvusias prievolės ir tada jau keliauti toliau su OSO.
Tai šitoje vietoje dėl to, ką ir norėčiau tikrai pabrėžti ir būtent prieš planuojant verslo plėtrą už Lietuvos ribų, tai būtinai vertinti tas mokestinės prievolės, nes jos tikrai dažnai būna pamirštamos, nes pirmiausia, aišku, yra koncentracija į sėkmingą produkto įvedimą, į rinką, išbandymą ir jeigu tas produktas sėkmingas, tas vis mokestinės prievolės nuplaukia kažkur tai į šoną. Kas su tokiais jau, su įsigyvenusiais verslais ir kur būna irgi tikrai problemos, tai kada dar būna toks pasilikęs tų senųjų taisyklių, ar ne, laikymasis, nes anksčiau nebuvo tokio dalyko kaip OSAS, reikėdavo kiekvienoje šalyje sekti pardavimų ribas, bet kiekvienoje šalyje, tai reiškia, į Vokietiją būdavo galima parduoti už 100 000 per metus, į kiekvieną kitą ES šalį po 35 000 ir tik tada atsirasdavo kažkokios prievolės. Tai nemažai dar tų įmonių veikiančių ilgą laiką kažkaip važiuoja su senom taisyklėm ir kažkaip tos naujosios ne visai būna įvertintos. Tai čia turbūt tokios pagrindinės ar ne bėdos. O kitas tai yra, kai siūlomas produktas yra ne šiaip kažkoks standartinis, ar ne? Ir nors ir tas standartinis gal sunku apibrėžti, nes reikia nepamiršti, kad kiekviena ES šalis skirtingiams produktams turi skirtingą apmokestinimą. Tai tarkim, jeigu vaikiškiams rūbeliams Lietuvoje yra taikomas standartinis 21% dydis, tai dar nereiškia, kad bus taip pat ir visose kitose šalyse. Galbūt tam pačiam Liuksemburge jisai bus net ne 17, bet gal bus 0 arba bus koksai 1,5 ar ne procento. Tai reikėtų labai įsivertinti, būtent startuojant su savo produktu, įsivertinti, koksgi vis tik tai bus tas PVM apmokestinimas kiekvienoje šalyje. Nes gali būti, kad jūs netyčia permokėsit, tiesiog ar ne, surinksit per daug PVM, kurio nereikėjo tiek surinkti. Tai turbūt čia pagrindinės tokios klaidos, ar ne, ir kur labai rekomenduojam užbėgti už akių, jau startuojant su pardavimais už Lietuvos ribų. Ir tikriausiai dar vienas niuansėlis, vėlgi iš prekybininko pusės, tai konkurencingumas irgi, nes jeigu parduodama pigi prekę, gal tas nelabai jaučiasi, bet jeigu parduodam kažką už 1000 eurų ir Liuksemburgo pirkėjas iš lietuvio, kuris neturi tos sistemos, taip sakant, jisai pirks už 210, o kitas tą pačią prekę galės pasiūlyti už 1170, tai yra 40 eurų skirtumas, kur abudu teoriškai kaip ir legaliai pardavė, vienas tiesiog neturėjo ten tos gal 10 000 dar ribos, o kitas gali pasiūlyti mažesnį skaičių, kaip ir mažesnę kainą gaunasi pirkėjui, nors mokestinė prasme gaunasi, kad vis tiek abudu tik po 1000 turi savo apyvartą. Taip, tikrai taip. Tai, nes lygiai taip pat gali būti, aišku, ir galbūt kartais būtų ir verta, ar ne, nes lietuviškas galbūt mažesnis PVM-as negu kokiai Danijoje, bet situacijų gali būti visokių ir kad gal dar irgi galima paminėti, kad tarkim dalyvauti OS sistemoje galima ir savanoriškai. Tai reiškia, kad nebūtina laukti tų 10 000 ribos, tai galima nuspręsti užsiregistruoti ir nepasiekus tos ribos. Tai reiškia, kad jūs užsiregistruojat, tai jūs taip išeina, kad įsipareigojate apmokestinti kiekvieną pirkėją pagal prekių pristatymo šalies PVM dydžių. Ir gal irgi dar šitoje tai tokį norėčiau paakcentuoti, ar ne, kad nesvarbu, kad kur yra pirkėjas, nes pirkėjas gali būti ar ne susikūręs savo paskyrą, kad jisai yra, sakykime, Lenkijos pirkėjas, ar ne, bet jisai galbūt gali užsisakyti prekę į Vokietiją, ar ne, tai apmokestinimas būtų ten, kur keliauja prekė, tai yra būtų jau vokiškas PVM taikomas. Supratau. Dėkui labai už įžvalgas. Manau, kad šita tema irgi yra tikrai aktuali, ypač tiems, kurie bent kartą jau, tarkime, buvo kažkuriuose mokestinėse pinklėse, ypač nemažai tenka girdėti ir tų, kurie pražiopsojo ribą, kad reikėjo tą PVM mokėtų, dėl to teko susimokėti nemažas sumas. Tai tikimės, kad toks edukacinis mūsų projektas duos irgi gerų žinių mūsų klientams ir tiem, kurie tiesiog YouTube surašė tą filmuką. Ir kaip visada, be abejo, kviesiu mūsų auditoriją prenumeruoti kanalą, kad visada pirmieji sužinotų apie naujus webinarus. Tai dėkui tau, Rūta, labai už laiką, paaiškinimus ir iki sekančių. Pasimatysime dabar tikriausiai spalio 5 per elektroninės komercijos konferenciją didelę mūsų metinę. Taip, teisingai, dalyvausiu ten ir aš, tai malonu bus pasimatyti su visais, kuriems aktuali šitą temą. Tik ką, ačiū labai ir geros dienos. Dėkui, iki.